teks pradėti vlogus iš karto iš trasos. Maždaug, ką tik atvažiavam, varom į kvalifikaciją, važiavam į pirmą važiavimą. Ok, šiandien biškai ramiau. Dabar šeštadienis, važiuojam į Biržų motokroso trasą. Atvažiuosim iš vakaro, važiuoju vienas pats. Tai važiuoju iš vakaro, nes noriu apsižiūrėti trasą. Na, ir ne tik dėl to, kad noriu apsižiūrėti trasą. Beveik kaip ir iki kiekvienos trasos nuo Klaipėdos turim 3 valandas 20, man atrodo, minučių. Netoli 300 km lyg ir, o gal ir klystu. Nu, bet žodžiu, kad mažiausiai 3 valandos kelio, tai iš ryto tikrai nevažiuosi, tai važiuojam iš vakaro. Nuvažiuosiu, noriu bent porą kartų apsieiti trasą. Kolegos sakė, kad Biržuose yra superkrosas. Na, ne superkrosas, bet esmė, kad labai daug tramplynų ir vienas gal trumpesnis, kitas ilgesnis ir visų pakilimai labai panašus. Tai noriu apsieiti bent porą kartų trasą. Dar nežinau, ar šį vakar, ar rytoj ryte. Bet esmė, kad bent jau išsiaiškinti plius minus kontūrus, tuos tramplynus. Sakė, kažkokių bangelių lyg ir yra. Tai nuvažiavę pasižiūrėsim. Komanda jau atliekus iš viso nuo vakar, tai Julius su Aurimu atvažiavo nuo penktadienio. Šiandien Aurimas 4 turėjo važiavimus. Ir žodžiu, jie trasoj, varom pas juos ir pažiūrėsim, kas ten gero. Turim degantį čeką. Prieš važiuojant užvakar, ne vakar, buvau pasijungęs diagnostiką. Radom oro srauto matuoklės klaidą. Pasėmiau naują oro srautą, įsidėjau ir turim visiškai tą pačią klaidą ir jokio reagavimo, ar naujas įjungtas, ar neįjungtas. Greičiausiai turim kažkur nutrintą laidą, ar net laidus, tai matysim. Tikėkime, su šito čeku sugebėsiu nuvažiuoti iki Biržų ir grįžti atgal iki Klaipėdos. Nu, kaip sakant, čekas atlaikė, atlėkėm ką tik į trasą. Varom ieškoti kirų palapinių. Man atrodo, jau matau. Faktas. Trasą pasiekti pavyko. Motas pastatytas. Su viršininkais einam apžiūrėsim trasą. Kadangi dar šiai trasai nebuvęs, tai kaip ir sakiau prieš tai, reikia bent kiek apsižiūrėti, kad iššovus iš starto neprisigribaut. Tai apeisiu ratelį, gal iš ryto apeisiu dar vieną ratelį. Blogiau nuo to nebus, tai einam pažiūrėsim. Bent jau iš vakaro trasytė, tai ledinė, išlyginta, išlekščiuota. Bet aišku, kiek ilgai. Kiek šiandien buvo ilgai tokia trasa? Visą dieną? Visą dieną? Visą dieną buvo ledinė trasa. Nu tai jeigu visą. Pakilimas Biržų trasą. Šiais metais tikrai pakilimas. Nu va, per GoPro nežinau, kiek girdėjos, nes mikrofonas GoPro silpnas, tai žodžiu, iš Aurio vien pagirimai Biržų trasai. Visą dieną buvo lygų, gerai. Matysim, kaip bus ryt. If money smell bad, then this nigga big is stinking. Is it my charm? I got the hookers eating out my palm. She grabbed my arm and said, let's leave calm. I'm hitting skins again. Rolled up another blunt, bought a Heineken. Labas rytas. Išmiegojom. Laikas keltis. Šios nakties viešbutis atrodo taip. Matau, palyja. Žiūrėsim, ar stipriai palyja, reiks nueiti iki trasos. Kas ką tik atsikėlė, o kas čia jau važiuoja garsų matuotis. Kažkaip per anksti, čia šiandien viskas. Atlėkė ir Justas. Justas biškai anksčiau atsikėlęs, biškai geriau atrodo nei aš. Žodžiu, galvojau apsieit ar trasą. Bet sakė, belė kiek tešlos. Tai nežinau, ar šitais kėdukais eisiu į trasą. Tai gumenukai. Jo, einam registruoti. Važiuojam į tech apžiūrą. Pradžiai važiuojam pasišildysim motorus. Šį kartą bandysim neviršint skaičių. Tiesos akimirka. Ar paeis Justui praeit? Good, važiuoju aš.
dabar šiaip 17,3 su naujom botom. A jis kažką sakė tas vaikas? Nu jo, sako, nu okei, žinai, išsirašau, važiuok, tipo, sako, nu bet kažką daryk, tipo. Dar vienas pankas. Labą rytą. Labą rytą. Papasako, kaip nusteikė šiandien. Gerai, ugningai. Kaip sekas Tešlinę važiuoti? Kur sekasi važiuoti? Tešlinę kaip sekas važiuoti? Kokiam Tešlinė? Kuris dar bus, galimai arba ne. Tai matysim kaip sekasi. O jeigu bus? Tai bus labai gerai, aš apturistas, tai man kuo daugiau molio, to geriau. Į galą ir per molį. Įsidėjom kerkerį, nes vakar girdėjau, kad užkalė. Jo, sklinda kalbos. Tai sulėkėm kvalifikaciją, vyko pirmas susipažinimas su Biržų motokroso trasa. Tai pliusas organizatoriams, trasytė žiauriai smagi, išlyginta, kaip ir vakar matėt, išlyginta, išlėkščiuota. Visą tą dėliojasi pirštų, reikia ranką prispausti. Tai jo, žodžiu, trasa super, tik užtruko keletą ratų, kol su juos susipažinau. Nu ir dabar negaliu sakyti, kad susipažinau, bet plius minus bent jau kontūrus atsimenu. Bet bendrai tramplinai labai smagus, pasukėliai smagus, vėžės dar tik darysis, dabar realiai vėžių net nebuvo, prieš tai važiavo vaikai ir moteris, ane? Jo, vaikai ir moteris. Tai jo, savo klasiai parodžiau 3. laiką, tai 3. važiuosiu į startą. Manau, bus gerai. Nu, žiūrėsim, kaip bus per važiavimą. Manau, daug kas priklausys nuo starto. Ir pasimatom pirmą važiavimą. Ne tą nupjovė. Visada dirbdami dėvėkit akinius. Akiniai atrodo taip. Viens, du. Yra. Gerai. Gerai, iki. Pavarysim.
tik ką baigiam važiuoti pirmą važiavimą. Geras startas. Visas varžybas pavyko laikytis lyderių pozicijose. Aišku, pirmoji, antroji pozicijoje važiavo MX2 klasės atstovai. Tai realiai beveik, ne visą, beveik visą važiavimą savo klasėje važiavau pirmas ir 7 rate sugebėjau posūkyje užsigesinti motorą. Kas leido Aurimui Guigai labai priartėti. Tada dar prieki vienas konkurentas sugalvojo duobės nešokti. Nu, bet aišku, čia tokių situacijų ir pasteisinimų visada rasi, varžybos visiems vienodos, tai tiesiog sulėtėjau, praradau kiek greičio, mane pasivijo, aplenkė ir taip nušokau į antrą poziciją. Bet vis tiek, esu labai patenkintas. Pavyko pasimėgau trasa, nu, wow, tiesiog bomba. Tai labai smagu, kad pavyko gerai suvažiuoti ir ką, laukiam antro važiavimo. Su direktorium numeris 2 einam į trasą, neužilgo prasidės Justo važiavimas, tai nežinau, arba duosim Justui velnių, arba į konkurentus pamėtysim akmenų. Dar žiūrėsim. Savam stiliui pirmą trampliną žvakę, bet viskas gerai, važiuoja prieki, tai jeigu jėgos neapleis, manau, bus gerai. Pažiūrėsim po pirmo rato, kokias pozicijas turėsim. Tai pabiškai ruošimės antram važiavimui. Jo, toj. Protingu, su galva. Jo.
gerai, tai dar kol ant karšto. Galim truputį pakomentuoti. Jo, startas vėl pavykęs, vėl važiuoju priekį. Ir realiai visą važiavimą pavyko laikytis priekį. Savo klasėje, aišku. Bet Aurimas Guiga kvepavo, visada badė į galą. Badė, kol paskutiniam rate ir pribadė. Tai greitesniam varžovui teko užleisti pirmą poziciją. Finišiavau antras, tai vis tiek labai gerai. Tad ką, teks pasilikti iki vakaro, lauksim apdovanojimų. Ką geriausias šefas pakomentuos? Padarėm jovalo. Padarėm jovalo. Varžybų mėgstamiausia dalis. Vo. Jovaliukas. Pasiklausykit. Jeigu girdit šitą garsą, vadinas bus gerai. Atsiprausiam, atvirtom į žmonės, einam pavalgyti ir iš viso bus gerai. Ateik, nepabėg. Kaip atrodo, kai Openuose važiuoji? Pasiaukojimas koksai. Va tokiais šoviniais nudaužo. Turi būti mazochistas, nori, nenori. Nu, kaip sakant, šitas dievina skausmą. Dievinu skausmą, bet jau čia buvo tas skausmas, kada jau reikėjo naglai lenkti tam, kad... Reikėjo aukotis. Jo, reikėjo aukotis. Vardan gero. Taip. Nu, gerai. Čia gero. Pasijaus dar šitie. Ateisit į Openus bus tas pats lygiai, jeigu nori su kažko palenktyniauti. Tai... Tikėkime, ateisim, tikėkime. Čia dar reik daug. Gal. A ne, užaugsim jūs. Nu, šitas tai greit užaugs. Man dar reik biškai pabrandinti kiaušinius. Dienas šiandien visai nusekus. Ką tik po apdovanojimų. Turim antrą vietą. Ką žadėjau sakyti, daiktai paruošti krauti, bet pradžiai dar reikia buso vidų susitvarkyti. Tai žodžiu. Netempiam ilgai, einam tvarkytis, nes dar daug kelio iki Klaipėdos. Tai pašnekam pakeliui namo. Jau važiuojam Klaipėdos link. Jau kaip ir esu sakęs kažkuriam vlogė, dabar yra pati nemaloniausia varžybų dalis. Tai kai iš kito Lietuvos galo važiuoja į Klaipėdos link ir važiuoja vienas pats, nuovargis tada labiausiai jaučiasi. Tai apibendrinant dieną, tai super dienelė, abu važiavimai pavykę, abu startai pavykę. Na, aišku, ne pirmas, bet ko noriu pasidžiaugti, tai kad pavyko stabiliai suvažiuoti abu važiavimus be didesnių klaidų. Aišku, buvo ten tokių smulkmenų, kaip kad užgesau posūkį ir panašiai. Visada, tarkim, jeigu matau lėtesnį sportininką priekį ir parvažiuojame kokią duobę, nu, ta prasme, tramplyną su duobę ar dar kažką, tai pasistabdau, jau geriau prarasiu to laiko, bet užtikrintai žinosiu, kad neužšoksiu jam ant galvos, kažkaip nesinori ištaškyti. Tai pasisaugai. Nu, bet apie ką aš čia kalbu, esmė tame, kad tikrai super abu važiavimai, stabilus. Aišku, trūksta labai daug to agresyvumo, labai daug prisitaupau savęs, pripratęs prie to cross country važiavimo, kad pasiėmęs vidutinį tempą ir važiuoti, nu, begalės vietų, kur galėtum dar paspaust, galėtum vėliau stabdyti ir panašiai. Bet, nu, manau, čia sunkiai šitą iš savęs išsimušiau, aišku, gal per važiavimus motokrose kiek atpras smegenis taupyti savo jėgas. Bet aišku, pasiimsi aukštą tempą, tuoj atkirs rankas, iškart prasidės klaidos ir taip toliau. Žodžiu, parsivežam namo antros vietos taurę, kas labai džiugina. Kitas etapas už kiek daugiau nei mėnesio, turėsim laiko pasitreniruoti arba paiškilauti, pailsėti. Žiūrėsim, kaip išnaudosim tą laisvą laiką nuo varžybų. Ir noriu tarti, kaip visada, labai didelį ačiū savo klubui. Vėl labai padėjo tiek Moca ruošiantis prieš važiavimą, tiek apskritai visokiojopai didelės pagalbos sulaukiu pastoviai. Aurimas, šefas, visada skaniausi pietus po varžybų. Julius geras mechanikas, padeda staigiai operatyviai sutvarkėm Moca. Apskritai visa Kirų bendruomenė, visiems dėkui. Ačiū merginoms, kurios namie laukia. Ačiū palaikymo komandai, kuri visada ant telefono stebi rezultatus ir paskambina po kiekvieno važiavimo. Taip pat didelis ačiū mano kontribi nariams ir visiems, kurie žiūrit, kurie palaikot. Ir ką? Pasimatom kitose etapuose. Čiau!